Tai kur aš čia atsidūriau? Stoviu cross country starte po apšiliminio rato, apžvalginio rato. Nerodysiu visą trumpai, kas ten įvyko, galim pažiūrėti. Kalnai, atrodo 9 laipsnių tiesiog. Čia bičiukas jau nedavažiavo net apžvalginio rato. Sunku suvokti, kad čia reikės valandą laiko važiuoti šitom nesąmonėm. Bet tai va, apsižvalgiau su medžiais, su visko, grįžtu į startą, pasitinka mane draugas. Paklaus, kaip sekėsi. Ką? Pizda? Jau man pizda. Jau? Ir štai medį į buvį, o taip medį nudaužė. Ai, ir apsaugos nedėra. Jo. Oi, seniai, aš nežinau, ar aš išgyvensiu. Ta prasme, aš jau nebejaučiu. Šalta? Karšta. Aš jau nebejaučiu rankų. Tai va, tai ant šito mocos sėdžiu, nežinau, 7 kartą, nežinau, 8 kartą gal važiuoju. Šitoj trasai nesu gyvenime buvęs, visi iš manęs žvengia, kai sakiau, kad pirmą kartą randuos. Laukiu startą, nežinau, kas bus rankoje, jau nebejaučiu, noriu gert, oro nėra. Tai jo, tai trumpai pažiūrėt galėsiu, kaip čia pats sekėsi. Startas mėsmo, lepysiu, rankos daužas, dulkės. Ir aš jau čia, turėkit omeny, kad jau po to žvalginio rato, jau man yra ragas. Čia po kairę šiaip buvo galima visą laiką apvažiuoti šitą kalną, bet aš to nežinojau, visą laiką važiavau šitą kalną, tai užkil, bet nusileist, tai tiesiog 9 laipsnių atrodo nusileidimas, baisu. Kamštis iš karto. Ir kad suprast, tai visa trasa yra tiesiog, ne visa, didžioji dalis trasos yra tiesiog smėlynai. Ir va, priekį nukrito, pristabdžiau ir viso, klosinė vos išsikabanot, čia gali. Mano mocis nebuvo ruoštas čia kažkam specialiai, pas mane paprasta padanga, nesmėlinė. Tai keikios, kankinuosi. Žiauru. Tikrai buvo žiauru. Čia vienas rimtesnių tokių kalnų neužkilt, bet nusileist. Mačiau, kad ne vienas čia persivertė per priekį. Aš atvažiavęs nesuvokiau, kaip čia visi spaudžia gazą tiesiog. Bet kažkaip šiaip ne taip. Čia jau berods antram rate. Jau mane, aš antram, kiti, nežinau, čia trečiam ar ketvirtam, bet atsimenu, šitą bičiuką, kur, aš nesupratau, kaip. Tiesiog čiuvakas, pašoko, dugną, atrodo, suka tiesiog ir įbelė kokį smėlyną vėl. Čia, kaip supratau, bičas tiesiog nusirašė į tos medžius, parėjęs. Bet mačiau, jis lėkia normaliai, tai būna pasitaik. Čia irgi 9 laipsnių tiesiog nusileidai ir į smėlį. Pykstu ant savęs, kad nesuku rankinas, o aš jau čia nebejaučiu nieko, nei kojų, nei rankų. O, dūstu tiesiog chebra dugnais. O po to sekė tokia miško atkarpa. Va, chebra palaiko, varžybos, tai ten vaibas geras, visi draugiški padeda, nes nesipyksta. Mato, kad grybas visi, tai va, paplojo, sako, neskubėk, kad galvos nenusisuktum. Tada va, privažiuoju vėl nusileidimą, tai čia šiaip dugnais lekia, man tai čia
Vien ją pačią pažiūrėti yra reikalų. Visi lenkia, žiūri, kaip kiti lekia. Galvoju, kaip čia ką galėtum geriau padaryti. Čia irgi toks įdomesnis užkilimas. Nors visą laiką buvo galima per šoną tiesiog apvažiuoti, bet aš to nežinojau irgi. Bet viskas okei. Čia pistoleta, kur nebeišsitaškiau. Čia irgi tokia įdomesnė vieta, kur literaliai 9 laipsnių nusileidimas va. Visi šiaip ten lekia. Tai aš čia bijojau, vieną kartą pabandžiau, daugiau nenorėjau, ten kažkur bus toliau irgi. Ir čia pagaunu blyną. Tai, nu aš galvoju, neišsitrauksiu. Bet šiaip motas nėra sunkus, tik kad jau kai esi miręs, tai nu viskas sunku pasidaro. Tai paprastoj būdu užsikuriu, išvažiuoju, čia nieko. Matau nieko mandra. Biškai paktapuot. Paprastai. Šiaip net čia yra finišas, tai čia vieta, kur visi žiūri, kur labiausiai gėda, kur mėgsta pasigaidinę nenori, čia traumų, kur tada yra sunutė. Bet, nu, aš jau galvoju čia, ar jau pasiduot, ar ne, bet sakau, nu ką, aš čia atvažiavau, tai vėl tas pats kalnas. Važiuot, kad visą laiką čia nėra bėdų, bet nesileist, tai bišas vos per priekį nepersivertė. Normaliai. Labai gerai atsimenu, kai ties šitą vietą, nu aš literaliai galvoju tiesiog arba apsivemsiu, arba nusijungsiu. Beprotiškai norisi gerti. Paklausiau žmonių, sako, ne, tai nereikia čia gerti, sako, va, prisigeri prieš startą vandens, sako, normaliai, čia per valandą, sako, nepavargs. Tai labai keikiaus, kad paklausiau jų ir nepasiėmiau. Bet abiškai čia greičiau yra, tai įmanoma važiuoti. O va čia jau geriausiai mano apibūdina būseną. Viską traukia, viską skauda. Tiesiog sustoji, išsirėti, gazuoji toliau. Nesinori niekur ten maišytis, turbūt vis tiek yra kebra lekia dėl rezultato. Tai negali čia užtvėręs kelio būti. Bet jo, ties palūžimo riba visiškai. Сука. Visiškai ties palūžimo riba šičia. Čia irgi įdomesnė tokia vieta. Nu visą laiką girdai iš galo, kai atvažiuoja kažkas, tai stengiasi nesimaišyti. Tai kažkaip šitą prasileido. Dirba. Tiesiog bišas ranka man per vairą, bum. Tai supratau, kad čia jau negaliu stabdyti, tai bandau ko įmanom greičiau nusileisti. Neišsitaškius veidą į smėlį. Ir va čia bičas man tiesiog atrodo prie galvos pašoka, ribotuvą sudaužo ir toliau gazu. Viskas čia normaliai. Ir vėl tas pats pakilimas, kur buvo galima visą laiką per šoną važiuoti. Tai biški sunkiau jau. Hebra rėkia gazo.
Aš jau, nu, man tas gazas jau ten pats sukinėjęs, ten tas mosas neklauso. Va, bandai padėti užpakalį ant tos medinės sėdynės. Kad bent truputį pailsėt, bet, nu, jau čia, va, mano medis, matos, jau čia ne aš vienas toks pridaužęs tą medį. Bet jo, jau čia, nu, visiškai be jėgų, be nieko. Kalniukai va šitie, kur visą laiką lieps jau atsistot, kad ir koks tu vyras bus. Ir va, vėl tą įdomesnį vietą, sakau, nu pizdu, pabandysiu ir aš. Ir čia jau supratau, kad nereikėjo čia bandyti. Jie pamojuok tam, blėt, kažką. Baisu, kad čia, nes jie čia visi lekia, kad užšoks ant galvos kažkas. Va, jau čia išsigando bišas. Galvoju, geras čia grybas sukrito. Jau čia, kur susidraugavęs su šitą vietą po to blyno. O dar vienas ratas, dar vieną progą pasigaidint prie visų tiesiog. Jėda, čia galvoju, čia nežinau. Čia vėl svarstau gal jau stabdyt. Bet, nu, dar yra laiko, reik važiuoti. Girdis, kaip čia kvepuoju. Bet jau galą kažkaip pramušė. Tiesiog ant gazų. Nusilydimui va vėl galva tiktais linksiu. Ir absoliučiai miręs privažiuoju vėl čia viena žiūresnių tą nusileidimų. Šalia midjėgai, opa, priekis pakyla. Neradau tiesiog galinę stabdžią. Išsigandau, su priekiu pastabdžiau, vos per priekį, literaliai nepersivažiau. Mocija, vos eina atkelt. Bet nu ką, reik važiuot čia, užšoks ant galvos tiesiog. Šitą vietą irgi labai gerai atsimenu, kai tiesiog mane lenkia, gaunu į burną smėlio, aš ten, kai žuvis, tai jau tą orą ten bandau pripompuot kažkaip ir bum, dar smėlio į dantis. Vėl žiaurus nusileidimas. Dar vienas juokingas toks epizodas. Kai jau tiesiog iš nuovargio. Čia man baisu žiūrėti jau patį lygioj vietoj. Tiesiog priguliau. Visi lenkia. Jau tie teisėjai jau mato, kad šis atvažiuoja, iškart stoja su ta vėliavėlė. Žino, kad turbūt reiks mojuoti ant šito. Ta emocija irgi šiaip, ne taip. Keitas. Manoju, vos neįvaro į mane, vėliavėlę savo tą mojuoja. Tai jis jau pamato mane, iškart jau stojas, kad jau reiks mojuoti turbūt. Va, dar vienas raktas įveiktas, dar vieną progą pasigaidint prie visų. Priekis tiesiog pakyla, vos nesusiraitau. Jau čia į galą ir matai, kad dar vis gazuoja. Nu rimta. Čia epizodas kaip gali būti. Tai nežinau, gal čia aš jam sutrukdžiau, kad savo trajektoriją važiuotų, bet esmė, kad va lygioj vietoj irgi. Opa, vos, bet gerai išvairavo šiaip. Čia kažką girdis ir rėkia, man čia, nežinau, čia aš trukdau kažkam čia manęs rėkia. Bandau šone važiuoti į krūmus vieną kartą. Į krūmus antrą kartą. Va,
kalniukai visą laiką ant kojų pastato. Jokinga atsiminti iš tikrųjų, kaip žiauru buvo. Bet čia irgi toks įdomesnis vienas iš pakilimų. Ir jau čia aš jau po fazės, kur galvojau, kad apsivemsiu, galvojau, kad atsijungsiu. Kritęs, nežinau, čia 10-15 gal kartų. Nusileidimai vėl. Girdžiu iš galo, motoras dirba, tai reikia trauktis. Čia va toks ir išsigandau, iš abiejų pusių tiesiog aplink. Jo, čia berods jau paskutinis ratas. Tai esmė, kad tikslą pasiekiau. Ai, nu, dar vienas bynas. Ant finišo prie visų žmonių. Jau čia, nu, be sielos tiesiog. Ant išgyvenimo. Bet esmė, kad jo, finišą valandą išvažiavau. Nieks nesulūžo. Fiziškai. Tai mano tikslas buvo pasiektas. Negalvojau, kad bent tiek bus sunku. Čia noriu greičiau šitas pietus grįžti. Pagert vandens. Pasidėti tiesiog. Vėliavėlė. Galvoju, pagaliau šitą kankinę baigęs. Tai va. Nežinau, kur toliau, kas toliau. Bet kažkur dar reiks nubėgti irgi. Viso.